Yra daug būdų siekti įvairesnio ir patrauklesnio gyvenimo. Jo galimybėmis sudominti kitus, ieškoti ir atrasti naujų formų. Mąstant apie tai, į Kelmės profesinio rengimo centro sporto salę balandžio 6-ąją suvažiavo nemažas būrys moksleivių iš rajono vidurinių ir pagrindinių mokyklų. Čia jie pakviesti žaisti krepšinį 3-3. Tokiams varžyboms komandai reikia tik 3 žaidėjų. Žaidžiama vienoje krepšinio aikštelės pusėje, mėtoma į vieną krepšį. Rungtynių trukmė 10 minučių, nestabdomo laiko. Nugali komanda per tą laiką surinkusi daugiau taškų. Mes žinome, kad Lietuvoje krepšinis labai populiarus, antroji religija. Tai mes turime įrodyti, kad ne veltui Lietuvai patikėta surengti krepšinį čempionatą, kad krepšinis žaidžiamas ne tik dideliuose miestuose, bet ir miesteliuose ir net kaimuose. Todėl ir šios varžybos surengtas būtent kaimo vidurinių ir pagrindinių mokyklų moksleiviams. Mokykloje mūsų ir kitose profesinėse mokyklose dabar pats profesinio orientavimo informavimo įkarštis, tai mes norėjome šitą darbą pakreipti kitą vagą. Tai yra šitą proforientavimą atlikti per veiksmą. Tai yra krepšinio varžybų metu moksleiviai susipažįsta su mokykla, su moksleiviai, randa kitų draugų. Tikimės, kad šitas turnyras prigis ir galbūt jis ateityje bus tradicinis. Ar šioje idėjoje buvote vieniši, ar turėjote ir palaikytojų? Krepšinis to ir populiarus, kad jis vienyje daug žmonių, todėl ir šios idėjos mes ne vieninteliai iniciatoriai, tai visų pirma Kelmės sporto mokykla, jos direktorius Algis Samuilionis, bet to buvęs mūsų mokyklos darbuotojas ir kitų komandų vadovai yra daugumas dirbę mūsų mokykloje, todėl rasti kalbą ir įgyvendinti idėją nebuvo sunku. Ta pačią dieną Kelmės profesinio rengimo centre vyko ir 1-3 kursų padavėjų ir barmenų specialybių moksleivių stalų serviravimo paroda konkursas. Lankytojus nuteikęs pavasariškai ir šventiškai. Moksleiviams netruko išmonės, subtilumo, kūrybiškumo. Čia svarbi buvo ir serviravimo specifika, ir spalvų deriniai, ir pasirinkta tema. O vertintojų komisija nusprendė, jog pirmiausia norėtų prisėsti prie pirmakursių Alinos Timofejevaitės ir Donato Damkaus stalo Vakaras prie jūros. Komisijos pirmininkė Leonora Mikutienė nurodė, kokių klaidų reikėtų vengti serviruojant stalus ir kokie akcentai ypatingai patraukia akį, veikia dėmesį ir jausmus. Ruošdamiesi konkursui, moksleiviai nepamiršo ir pasiilgtų ryškesnių spalvų ir artėjančios pavasario šventės Velykų, kurios žaliuojančio medžio šakose nutūpę nuostabaus grožio darbščių rankų sukurti drugeliai.